Tai va, turim receiverį, kur jau remontavau, iš tikrųjų remontas ir tiek ilgą užtruko, kad, kaip sakant, kitaip neišėjo. Visa esmė išjungiam. Atvažiavansa su ištiso degančių raudonų lemputė, tiesiog nepasijunginėjunsa ir jokį ekraninį nepasirodė informaciją įjungus, anau. Prasiardžius, aišku, čia, kaip žmogus pasakoja, karočią, kad yra, buvo apipilts, buvo parneštis pradžiuvints, viskas atrodo, tipo, paskiau veikia, po to užgesa su visam liks ir, tiesiog daugiau niekas nebepasirodė, nebepasileido. Tai, kaip sakant, pirminė diagnostika tai parodė, kad yra drėgmė žiauri buvus, čia tiesiog būdinčiam režime su visom apsaugom yra plokštė, buvo pagrindė visą tą drėgmę gavus ir, kaip sakyti, paskiau eiguo, be žiūrint komponentus, man čia biš telefonas sprūdinė, ne man rankos, netinkams telefonas, iš tikrųjų man rankos. Vienu žodžiu, tęsant toliau, tai būdinčiam režime skaitos įtampos stabilizatorius, kuris maitina visą 5 voltų liniją, to būtent, kaip man čia pavadinti, konsolėje buvo nuėjus 5 voltų linijai, buvo ištisa trumpinama, 5 voltų linijai iš to būdinčio režimo transformatoriaus pareidinėjai visą, tai stabiliniką pakeitus, kaip sakant, viskas ir pasileida. Ne visiškai pasileida, bet pradėjai, kaip sakyti, rodyti gyvybės ženklus. Tai paaiškėjo paskiau, kad šitą šleifą lankstus laidsams buvo korozija gavusi, ten ir kontaktas sunaikins buvo, tai aš jau dabar nebeturiu to laideliaus, nes per tokį ilgą laiką iš tikrųjų tiesiog apsivalymo vyko pas mane ir aš tiesiog išmečiau, aišku, prieš tai buvo užsakyta, jungtis ilgą keliavo, aišku, tai niek nepadarysi, tai dėl to ir užtruko viskas. Kaip sakant, teka keisti lankščios jungtais kontaktų, kaip čia pasakyta, fiškė, liaudišką pavadinsiu. Tai teka, pritaikiau nuo kažkokios senos šurotins radiolas mašininis, ten 13 kontaktų buvo, čia 12 kontaktų reikalinga, tai viena pusė subazauta ta lankščia jungtis, kuo puikiausia atlikti savo funkciją, o visa kita čia šitas buvo tvarkinga, nereikėjo nieko daryti. Tai, kaip sakant, išgelbėts daiktas prikelts naujam gyvenimui, iš tikrųjų žmogus galvoja, kad viskas metams laukžina. Tai, kaip sakant, viskas tvarkelė gavus. Aišku, aš dar valiau visą to plokštę, aš buvau iš tikrųjų prasiardžiau, tai po spaudimų su suspaustu oru aš valijau, išputinėjau dulkes, su izopropilo alkoholiu bandžiau plauti, bet aš žiūriu, kad čia tiesiog nepajėgus reikals plauti po slėgiu, tai palikau tokį, kokį yra. Aišku, dulkės išvalytas, išpūstas, tai profilaktiškai ten prapučiau viską. Tas klientas, gali pavadinti, iš tikrųjų, tai nenorėjo, kad brangia čia, ne ką brangia susiremontautinsa, o tiesiog norėjo, kad problema būtų išsprendžiama ir kad pasileistų ten servisą atlikti neprašym, aišku, nes nelaba suprantants tokių dalykų irgi, kad reikia profilaktiškai patikrinti komponentus, ten kondensatorius elektrolitinis ypatinga, ar nėra nusėdę, ar nėra išsausėję, ar nėra talpos sunykus, čia nėra toks verts dėmesio daiktas iš tikrųjų, kad reikėtų atlikinėti. Garaže naudojam, sakė buvo, tai, ko gero, tai ir užtenka. Daiktas iš tikrųjų nieko ypatinga, ta prasme tokio netur, 5 kanalus su STK serijos mikroschemom, kurios yra originalės ir sveikas dar, kaip sakyti, nekeistas, nieko nedaryta. Buvau nusiėmęs irgi kai ieškojau dar pradžio problemas, kame yra, kai paskiau paaiškėjo, kad būdinčiam režime yra problema, tai, kaip sakant, teko viskas surinkti. Tai dar apžiūrėdams plokštę stiprintuvą, viskas be problemų, nėra šaltų paikių, nėra ten,
atšaukusių kontaktų, tai viskas gera, tai be problemų. Ir vienu žodžiu, čia šiandien man pareita lanksti jungtis. Ir pajungus viską, iškart viskas pasileido. Aišku, prieš tai aš tik apsakiau, buvo stabilizatorius įtampas 5 V keičiams, ten ne 5 V, 6,2 V. Stabilitrons, kaip ant ten vadinas. Ja, ir pakeisti buvo. Patikrinau ir kondensatorius geriausias dar buvo, kaip sako, nepraradęs savo talpos, baisiai nepaklydus. Talpa tai buvo surenkama viskas. Nu, kad dabar belika susukio čia varštelius korpusą, čia dar plokštė ten iš vidaus pusės, kad nereikėtų ardyti baisiai daug, kad tie prakilus biškeltų visą lankstų laidelį iki šiol, kad nereikėtų daug vargti. Nu ir aš čia, kai jau buvo aiški problema visur, čia peraišėjau per naują laidus, nes buvau nusikarpęs, kaip sakyti, kad galėčiau plokštės modulės atsijunginėti, kad tikrinti šiuo atveju man ta plokštė buvo labiausia rodanti pagrindinius požymius neveikiamą, tai paėmiau ir aišku paleidau, tai dabar viskas suraišiut, viskas įtvarko, nieks nesitrins į korpusą kažkur. Ir, aišku, surišau tepkabovą, nieko čia neatskirinėjau, įėjimų laidą. Kaip sakyt, daiktas nėra ten aktyviai naudojams pagal tiesioginę nuo paskirtį, tiesiog gro muzikai viskas. Tai nėra čia ir tiksla kažko daug burti ir galvoti. Tai vienu žodžiu, tiek žinių ir dar įsitikinimo, kad viskas yra veikianti, su dirbarėlė, kolonėlė apsaugos ir va. Tai va, pratikrinau visus mygtukus, irgi visi veikiantis, iš tikrųjų, kaip garažo sąlygom, labai viskas tvarko. Tai va, tiek žinių. IFM mods čia memory. Tai va. Tai va, tiek žinių.